žiauriai linksmą ir fainą ir nuotaikingą ir su gera emocija turėjau ką tik su klientė pokalbį. Šiai moteriai yra 38 metai, jinai pas mane pasirašė sutartį prieš 10 metų, kai jai buvo 28 metai, įsivaizduokit. Ir jinai sako, aš realiai negaliu patikėti, aš negaliu, sako, patikėti, kad per 10 metų aš pakeičiau, sako, gal kokius 5 darbus. Jau tada, kai aš pas tave, sako, atėjau į konsultaciją, aš jau realiai pasirašiau tą sutartį. Tiesiog, kad pasirašiau, bet tikrai nebuvo didžiulis noras, bet dabar, sako, kai turiu sukauptą krepšelį, kai galiu juo naudotis ir man jau arti 40, moteris neturi vaikų, neturi dar susikūrusios šeimos, sako, iš tikrųjų tai yra tokia pagalba, kada tu gali bet kada išsiimti. Jis man, žodžiu, tiek kartų dėkoja, sako, Violė, ačiū tau, kad tu tada mane įkalbėjai taupyti ir atsidėti pinigus. Ir šiai dienai iš tikrųjų žmogus turi sukauptą tikrai solidžią pinigų sumą ir dar jinai taupė iš karto apie 5 metus mes pažiūrėjom taupė, tiesiog investavo, po to mes jau pridėjom ją ir draudimus po 5 metų kaupimo. Tai šiai dienai, aišku, jinai gali išsiimti tos pinigus ir naudoti, kur jai reikia, bet mes pakalbėjome, ką su jais galima daryti toliau, ar investuoti toliau, ar dėti papildomą pinigų sumą, ar šitos pinigus dėti galbūt į VIP variantą ir tada dėti iš naujo sutartį darytis. Tai žodžiu, papasakau visus galimus variantus, kokie tik tai gali būti jai naudingi pagal jos amžių, pagal jos dabartinę veiklą, ką jinai veikia. Ir sudarėme jai planą, tai žodžiu. Aš esu pati dėkinga, kad sutikau žmonės tokius, kurie norėjo taupyti ir šiai dienai tokių atsiranda vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir man dėkoja, suprasdami, kad patys, turėdami banko sąskaitoj, kiekvieną mėnesį atsidėję pinigų, dažniausiai žmonės juos išleidžia, atsiranda kažkokie svarbus dalykai per 10 metų ir išsileidžia ir išsitaško tie pinigai. Čia jinai taupė, sutaupė ir šiai dienai turi tokią kaip atraminį dalyką, jeigu kažkas atsitiktų, reikėtų staigiai nemažai pinigų, jinai gali pasinaudoti iš savęs, niekam nebūti skolinga, niekam, kaip saka, neatsiskaitinėti, nors ir dabar pasirašyti sutartį, prašymą, kad nori išsimti visus pinigus ir volia, jinai pasiema, aišku, daugiau negu yra įdėjusi, nes pinigai investavusi su tikrai dideliu procentu. Tai rekomenduoju ir jums persižiūrėti savo sutartėlės, galbūt pasirašyti antrą, galbūt savo naujiems gimusiems vaikams ir pagalvoti, galbūt esamą sutartį pakeisti, nes tų variacijų daryti geriau tikrai yra.